daugiausiai klausimų istorijoje uždavęs Vladislav Marjanovič Kučevskij. Čia bus gal mūsų gerbėjas koks. Galbūt. Edvardai, kad kietas aikštėsi, tą kartą esi rodęs, o ar eitum į šauktinių kariuomenę? Bum. Tai nematau jokios problemos, aišku, jeigu... Bet čia dabar nekalbi todėl, kad tau jau 30 metų ir kad tu gali drąsiai taip kalbėti. Ne, kodėl čia metai tikrai nesmė ir jeigu reikia, tai tikrai eičiau, nežinau, niekada neatsisakau to, jeigu nežaisčiau futbolo, gal tikrai, gal netgi būčiau pasukęs į tą kelią. Galvojai apie tai? Tiesą pasakius jo vienu momentu. Po kūdras pelkę žiemą norėtųsi murgdytis. Irgi nematau problemų, jeigu jau ten eini, tai čia nematau jokių problemų, kad viską darytum tą, ką lieptų ir tiesiog. Kaip ir komandoje vykdai trenerio nurodymus, tenai irgi yra vadai. Kito trenerio. Ja, kito trenerio tiesiog yra vadai. O šiaip kariuomeniai tau labiau patiktų tos dienos su šautuvu ar be šautuvo? Su gal. Vis tik jeigu eini į kariuomenę, tai gal linksmiau, čia tas pats kaip futbole. Ar su kamuoliu, ar be kamuolio, tai manau su kamuoliu visiems smagiau. O prisiminkim tada, jeigu jau apie tai prakalbai, sezono pradžią arba tą laikotarpį prieš sezono pradžią, kai yra dirbama be kamuolio. Labai šlykštus laikotarpis? Ne, nepasakyčiau, kad šlykštus, tiesiog reikia pereiti, tą reikia pasiruošti ir gruodžio mėnesį aš pats daugiau ruošiausi fiziškai, nes vienas tai tikrai ten su kamuoliu nepridirbsi ir dar plius ant sniego, tai tiesiog fiziškai ruošiesi. Nežinau, man tai nėra kažkas tokio baisaus. Vaikas būdamas mėgai ant sniego žaisti futbolą? Žaidom, bet tai ant sniego labiau ledo ritulį žaisdavom negu futbolą.